Sveiki, šiandien pristatysiu savo darbą apie sporto asmenybės. Taip, taigi turinys. Turinys sudarytas iš įvado, tada apžvelgsim Tadahiro Nomura, vieną iš sportininkų Japonijos kilmės, Denisą Vierų iš Moldavijos ir Hifumi Abe, taip pat iš Japonijos. Taip pat apibendrinsim ir bus informacijos šaltiniai. Įvadas. Tadahiro Nomura. Gimimas ir jaunystė. 3 olimpiniai aukso medaliai įrašė jo vardą į istoriją. Denis Vieru, Moldavijos dziudo čempionas, nuo talentingo jaunuolio iki pasaulio šlovės. Šių laikų techniškiausias imtynininkas, žavintis savo išskirtiniu meistriškumu. Ir taip pat Hifumi Abe, Japonijos fenomenas, kuris neseniai sugebėjo laimėti 2 olimpinius aukso medalius ir labai ilgai buvo nenugalimas, apie 5 metus. Taigi pradėsim nuo Tadahiro Nomuros. Tadahiro Nomura yra pirmasis dziudo sportininkas pasaulyje, tapęs 3 kartus olimpiniu čempionu. Nomura tapo meistriškumo ir atsidavimo simboliu, tikrai atkaklumo ir sunkaus darbo, dėl kurio jisai pasiekė net didžiausius turbūt tikslus, kuriuos tik tai gali pasiekti dziudo sportininkas savo karjerą. Jo pasiekimai ir požiūris į sportą įkvėpė daugelį sportininkų visame pasaulyje. Taigi pradėsime vaikystę. Tadahiro Nomura nuo pat vaikystės treniravosi dziudo, jo giminėje buvo įgimta dziudo. Jo dėdė buvo olimpiniu čempionu, o tėtis buvo jo treneriu. Jisai turėjo savo atskirą treniruočių vietą, tai buvo nedidelė salytė, nedidelė miestelė. Tad Nomura pradėjo sportuoti nuo mažų metų ir prisimindamas savo vaikystės atsiminimus, Nomura dažnai juokaudavo, kad nesugebėdavo laimėti prieš mergaitės ir buvo labai fiziškai silpnas. Tačiau mes vėliau pamatysim, kaip atkaklumas gali pasiekti net didžiausius tikslus. Taigi pirmosios olimpinės žaidynės. Iki tol Nomura treniravosi, jisai nebuvo kažko išskirtinis, buvo vienas iš paprasčiausių sportininkų, tačiau būdamas prieš olimpinės žaidynės, būdamas gal 20 arba 19, jisai pateko į Tenri universitetą įstojo, tai buvo skaitomas kaip vienas stipriausių universitetų Japonijoje. Ne tik mokslo srity, bet sporto ir ypač dziudo sporto šakoje. Tad ten dirbo ir jo tėtis taip pat. Tad Nomura labai daug treniravosi. Laimėdamas Japonijos čempionatą, jisai pateko į savo pirmas olimpinės žaidynės. Taigi, būdamas 21, Nomura pateko į Atlantą 1996 metų. Iš jo tikrai nebuvo tikimasi daug, tačiau, kaip jau ir minėjau, treniruotės Tenri universitete ir pergalė Japonijos čempionate pelnė jam vietą rinktinėje, kurią nieks kitas negalėjo iš jo paimti. Ten Nomura nustebino visus, iškovodamas savo pirmąjį aukso medalį. Pirmą kovą jisai kovojo prieš Rusą Oneginą. Tai turbūt viena buvo sunkiausių jų olimpinių kovų, nes jisai neturėjo daug patirties ir susitikęs su Oneginu jis visą kovą pralaiminėjo, tačiau sugebėjo paskutiniam sekundėm padaryti aukštesnį įvertinimą ir išėjo toliau. Toliau jau beveik niekas negalėjo jo nugalėti. Ir finale jisai laimėjo italą ir tapo olimpiniu čempionu.
Iš karto judėkime prie antrų olimpinių žaidynių, bet iki tol Nomura 1997 metais tapo pasaulio čempionu. Iškart po olimpinių žaidynių taip įtvirtinamas savo vietą Japonijos rinktinėje kitoms olimpinėmis žaidynėmis. Verta paminėti, kad olimpinės žaidynės vyko kas keturis ir iki šiol vyksta kas 4 metus, o pasaulio čempionatai anksčiau vyko kas 2 metus. Tad galima teigti, jog nugalėdamas sekančiame pasaulio čempionate Nomura labai lengvai užtikrintų savo vietą olimpinėse žaidynėse. Taip jis ir padarė ir tapo vienas iš rinktinės ilgamečių lyderių. Kaip pats Nomura minėjo, antros olimpinės žaidynės buvo jo meistriškumo įrodymas. Ir tai turbūt vienas buvo iš jo siekių, tai parodyti, kad pergalė Atlantoje nebuvo atsitiktinė. Nes dauguma taip manė, jog ypač po, kaip jau ir minėtos kovos su Oneginu, juk Nomūrai tiesiog pasisekė, tačiau jisai sugebėjo įrodyti, kad tai tikrai nebuvo sėkmė ir antrasis olimpinės žaidynės tai buvo jo totalus dominavimas, jisai visus nugalėjo labai greitai ir efektyviai, o finalinė kova truko vos 20 sekundžių, galbūt net mažiau, nes Nomura padarė maksimalų įvertinimą į pon jau pirmoje atakoje. Tai, ko nieks nebuvo pasiekęs. Po antrosios pergalės olimpinėse žaidynėse Sidnėjuje Tadahiro Nomura padarė beveik 2 metų pertrauką nuo tarptautinių varžybų. Jisai išvyko į Ameriką ir praktiškai nesportavo ilgą laiką. Jis norėjo pamiršti sportą, bent jau kažkuriam laikui. Jam buvo tikrai sunku po 2 olimpinių žaidynių grįžti į tą patį ritmą. Taigi jo sugrįžimo abejojo daugelis. Net ne tik jo kai kurie treneriai, bet ir jo pagrindinis treneris, kuris buvo su juo abiejose olimpinėse žaidynėse. Tačiau Nomura tvirtai tikėjo savo jėgomis ir žinojo, kad gali pasiekti dar vieną savo trečiųjų olimpinių žaidynių auksą. Nepaisydamas iššūkių, jis atkakliai dirbo ir triumfavo, pelnė savo trečiąjį olimpinį aukso medalį. Verta paminėti taip pat, jog trečiosios olimpinės žaidynės Nomūrai buvo gana sunkiausios turbūt, tačiau tai buvo jau tikras meistriškumo parodymas. Jeigu antrosios olimpinės žaidynės buvo jo meistriškumas ir pikinė forma, tai trečiosios buvo, kaip jis pats minėjo, tai buvo jo širdies ir atkaklumo įrodymas. Jisai norėjo įsirašyti istoriją ir dėl to tapo 3 kartus olimpiniu čempionu. Įkvėpimo šaltinis. Nomūrai jau 50 metų, tačiau jo istorija, pasiekti rezultatai ir unikalus kovos stilius toliau įkvėpia jaunus sportininkus visame pasaulyje. Nomura ne tik paliko ryškų pėdsaką dziudo istorijoje, bet ir savo pavyzdžių skatina naująją kartą siekti tobulumo tiek sporte, tiek gyvenime. Nomura tikrai yra išskirtinis žmogus tom, kad būdamas dabar 50, jisai ir toliau atkakliai sportuoja, skiria laiko dziudo, moko vaikus, veda labai daug treniruočių, ne tik gyvai, bet ir internetu. Jisai turėjo neseniai vieną iš operacijų savo keliui. Savo kelius jisai operavo labai daug kartų, nes tai buvo jo stiliaus specifika. Ir vis tiek po operacijos jisai grįžta, treniruojas ir šypsos. Jisai atidavė šiam sportui labai daug laiko, labai daug noro ir net iki dabar įkvėpia kitus sportuoti ir
E, Dabar jisai negali rodyti ryškių rezultatų sporto arenoje, tad jisai pasirodo kartais tam tikrose e, parodomosiose, parodomoji veikloj prieš varžybas. Tai buvo šiais metais Tokijo Grand Slam. Jisai prieš varžybas jisai parodė vieną iš dziudo atšakų, tai buvo Kišiki no Kata, tai buvo viena iš metimų technikų. Tai parodo jo atsidavimą šiam sportui, nes jinai buvo labai retas e, reginys, taigi jo. Nomura yra unikalus šiuo atžvilgiu. Ir jis taip pat lieka dauguma sportininkų, net šiais laikais, labai daug pasakojo, juk Nomura buvo jų įkvėpimo, įkvėpimas ilgus metus iki tol, kol jie patys tapo olimpiniais prizininkais. Denisas Vieru. Vienas talentingiausių ir sėkmingiausių Moldovos dziudo meistrų 21 amžiuje. Jis yra Europos čempionas, pasaulio čempionato prizininkas ir daugkartinis pasaulio čempionato prizininkas ir savo šalies sporto pasididžiavimas. Denisas garsėja ne tik techniniu meistriškumu, bet ir išskirtiniu kovos stiliumi, kuris jis sujungia su taktika, greičiu ir jėga. Jaunystė. Pirmieji Deniso startai nebuvo itin sėkmingi, jaunių ir jaunimo lygio varžybose jis nepasižymėjo, tačiau būdamas 22 laimėjo Europos čempionatą iki 66 kg. Tai buvo Europos čempionatas iki 23 metų. Iki tol Denisas nebuvo kažko labai išskirtinis, tačiau būtent po pergalės šiuose varžybose visi susidomėjo ir, kaip matysime toliau, jisai rodė labai progresyvius rezultatus. Pirmieji laimėjimai. Pirmasis didelis Deniso Viero laimėjimas įvyko 2019 metais, kai jis netikėtai triumfavo Paryžiaus Grand Slam varžybose. Tai tapo tikra sensacija, nes tais metais konkurencija buvo itin stipri, o Paryžiaus turnyras iki šiol laikomas neoficialių pasaulio čempionatų. Konkurencija tais metais buvo be galo stipri, nes tai buvo prieš olimpiniai metai ir visiems labai reikėjo taškų, kad galima būtų dalyvauti olimpiadoje. Taigi nieks tikrai negalvoja, kad Denisas buvo vienas iš tų, kuris laimės Paryžiaus Grand Slamą, nes ten taip pat dalyvavo apie Japonas, apie kurį mes kalbėsime toliau, tai buvo Hifumi Abe, bet jisai netikėtai tą dieną pralošė. Ir nieks nesutrukdė Denisui tapti Paryžiaus Grand Slam nugalėtoju. Tai buvo išskirtinė diena ir visos jo kovos pasižymėjo labai gražiais veiksmais ir, kaip matote trumpam įraše, taktika ir jautrumu. Pasaulio reitingo numeris 1. Tapdamas daugkartinių Grand Slam ir Grand Prix turnyrų laimėtojų, Denisas greitai pakilo į pasaulinio reitingo viršūnę ir daugelį metų išlaiko reitingo lyderių poziciją. Turbūt iki Tokijo, nuo Tokijo olimpinio žaidynių iki Paryžiaus, tai beveik 5 metus Denisas Vieru praktiškai visą laiką būdavo reitingo numeris 1, kas tikrai užtikrina jam dalyvavimą abiejuose olimpinėse žaidynėse. Jisai dalyvavo labai daug turnyrų, buvo dalyvavęs labai daug visokiose turnyruose, tad pririnko labai daug taškų ir visi jau žinojo, kad tai buvo vienas iš favoritų olimpiadoje. Toliau aptarsime jo pirmasias olimpinės žaidynės, tai buvo Tokijui. Denisas Vieru kaip reitingo lyderis dalyvavo Tokijo olimpinėse žaidynėse
Po pirmosios pergalės antrajame rate jis nusileido brazilui Danieliui Kargninui, kuris tą dieną sukūrė sensaciją ir iškovojo bronzos medalį. Taigi, Denisas Vierų buvo numeris 1 Tokijo olimpinėse žaidynėse ir buvo skaitomas vienas iš pjedestalo favoritų. Visi tikrai manė, jog jisai galėjo tapti prizininku, galbūt net finalistu. Tačiau, kaip ir būna olimpinėse žaidynėse, Vierų nebuvo iki galo gerai pasiruošęs, o Kargninas buvo puikiai nusiteikęs, galima sakyti, kad tai buvo jo diena. Tad jisai nugalėjo ir antrajam rate ir Denisas Vierų baigė savo pasirodymą. Dabar aptarsime didžiausius karjeros laimėjimus. 2019 metais laimėjo Paryžiaus didįjį šalmą ir po kelių mėnesių vykstančiame pasaulio čempionate tapo pasaulio čempionato prizininku. 2022 pasaulio čempionatas bronzos medalis, taip pat tapo prizininku jau Taškente. Pusfinalį pralaimėjęs tam pačiam japonui Hifumi Abe. Galiausiai laimėjo Europos čempionatą 2023. Prieš tai 2 kartus būdavo prizininkas, bet manau verta paminėti, jog buvo čempionas. Olimpinių žaidynių bronzos medalio nugalėtojas. Taigi prieš pusmetį vykusiuose Paryžiaus olimpinėse žaidynėse tapo bronzos nugalėtoju. Tautinis čempionas. Nors Denisas Vierų per savo karjerą neturėjo labai daug laimėjimų, jo kovos stilius, taktika ir atidavimas sportui vis tiek žavi daugybę žmonių. Jo techninis meistriškumas, greitis ir sugebėjimas kovoti pačiuose sudėtingiausiose situacijose padarė jį vienu iš gerbiamiausių ir įdomiausių pasaulio sportininkų. Denisas Vierų labai taip pat verta paminėti, juk jisai labai geras kaip pats žmogus. Ne kartą esu sutikęs jį stovyklose. Kiekvieną kartą padarau su jo nuotrauką. Jo. Su Denisu Vieru mes dažnai kovojame, jisai kartais duoda man patarimų ir kartais aš pats jų paprašau. Tad galima tikrai teigti, jog jisai labai malonus, draugiškas žmogus, visada galintis tau padėti. Ir turbūt būtent jo taip, kaip jisai elgiasi, kaip jisai padeda, kaip jisai kovoja ir koks jis yra stovyklose ir kitur, būtent tai parodo, koks iš tikrųjų turėtų būti dziudo sportininkas. Tai kaip ir kuklus, nuoširdus ir nežiūrint ir negalvojant apie kažką kitą, padedantis kitiems. Tai va. Toliau aptarsime Abe Hifumi. Hifumi Abe Japonijos fenomenas, 2-kart olimpinis čempionas ir net 4 kartus pasaulio čempionas. Jis per visą savo karjerą yra pralošęs tik 10 kartų, o nuo 2019 metų iki 2024 buvo nenugalimas. Jaunystė. Abe nuo pat mažens rodė rezultatą. Būdamas jaunio amžiaus grupėje, jis laimėjo sidabro medalį pasaulio čempionate ir kitais metais jau tarp jaunimo irgi tapo antras. O jau po metų, kaip mes to apžvelgsime, tapo ir suaugusių pasaulio čempionu. Genijaus atsiradimas. Iškart po jaunimo pasaulio čempionato Hifumi Abe gavo galimybę dalyvauti prestižinėme Tokijo Grand Slam turnyre. Hifumi Abe buvo laimėjęs Japonijos čempionatą, tad ne tik dėl savo pasaulio čempionato jaunimo, bet ir dėl to, kad jisai buvo ir tapo
rinktinės kylanti žvaigždė, jisai gavo galimybę dalyvauti Tokio Grand Slam turnyre. Būdamas vos 17 metų jis įveikė tuometinį pasaulio čempioną Masashi Ebinumą. Taip pat 17 metų išeidamas kovot prieš Masashi Ebinumą, nieks turbūt nesitikėjo jo pergalės. Tačiau, mano manimu, būtent ši kova labai pakeitė kitų nuomonę apie patį Hifumi, nes iki to laiko Masashi Ebinuma buvo ne tik Japonijos ir ne tik Japonijos lyderis, bet ir viso pasaulio. Jisai skaitėsi kaip didysis meistras, kuris buvo pasaulio čempionas, prieš tai buvo pasaulio čempionas, jisai buvo irgi praktiškai nenugalimas. Ir mano manimu, būtent pergalė prieš jį palaužė tam tikrą akimirką ir pakeitė taip, kaip Hifumi kaip ir karjeros kelią. Pasaulio čempionatas. Hifumi Abe nepateko į 2016 m. olimpinės žaidynės, kur Japonijai atstovavo tas pats Masashi Ebinuma. Jis tapo trečiu Rio olimpinėse žaidynėse, tad galime manyti, juk Abe būtų sudalyvavęs geriau, nors mes jau tikrai šito niekaip nesužinosime. Tačiau jau 2017 metais 19-metis Hifumi pribloškė pasaulį, triumfuodamas pasaulio čempionate. Šis pasaulio čempionatas labai daug buvo rodomas televizijoje ir kiekviena Hifumi kova atrodė labai lengva, nors būdamas vos 19 jisai nugalėjo visus taip, lyg čia buvo ne vyrų pasaulio čempionatas, o taip pat jaunimo. Ir dabar mes aptarsime dviejų titanų kovas. Tai bus, kaip šitoje nuotraukoje, mūsų herojus Hifumi Abe ir jo ilgalaikis priešininkas Džoširo Marujama. Nuo 2016 metų Hifumi Abe pradėjo konkuruoti su kitu dziudo genijumi. Tai buvo Joshiro Marujama. 2017 ir 2018 metais Abe tapo pasaulio čempionu. Marujama taip pat turėjo traumą, tad atsistatymas ir grįžimas jam pritruko laiko. Tačiau jau 2019-aisiais Marujama triumfavo pasaulio čempionate, kur pusfinalėje nugalėjo Hifumi Abe ir beveik užsitikrino vietą olimpinėse žaidynėse. Vis dėlto lemiamoje kovoje dėl olimpinio kelialapio pergalę iškovojo Abe, todėl į olimpinės žaidynės pateko būtent jis. Nors buvo labai daug klausimų, kas iš jų pateks į olimpinės žaidynės, ir būtent dėl jų pirmą kartą Japonijos dziudo istorijoje vyko papildoma kova pačiam Kudokane, tai dziudo Mekoje, kaip ir galima sakyti šventykloje, kur Abe triumfavo ir gavo kelialapį į olimpinės žaidynės Tokijoje. Triumfas Tokijoje. Iškovojęs kelialapį į olimpinės žaidynės, Hifumi Abe intensyviai ruošėsi ir galiausiai triumfavo. Pelnydamas aukso medalį, jo atakuojantis ir dominuojantis kovos stilius sužavėjo pasaulį. Kartu su savo seserimi Uta Abe jis rašė savo vardą į dziudo istoriją, abu tapdami olimpinių žaidynių čempionais. Kelias iki antrų olimpinių žaidynių. Po 2021 m. olimpinių žaidynių Abe tapo pripažintų dziudo dominatoriumi. Vis dėlto buvo žmogus, kuris vis dar siekė užimti jo vietą, ir tai buvo vėlgi Džoširo Marujama. Taigi čia nuotrauka iš Japonijos čempionato vykusiam po olimpinių žaidynių, kur Abe vėl sugebėjo laimėti.
Tačiau tai buvo tik tai pradžia jų kelio iki Paryžiaus. Lyderystės įrodymas. 2022 metais Taškente vykusiame pasaulio čempionate Hifumebe pusfinalėje įveikė jau minėtą mums Denisą Vierų, o finale vėl susitiko su Yoshiro Maruyama. Įtemptoje ir dramatiškoje kovoje Abe triumfavo, trečią kartą tapdamas pasaulio čempionu. Tai buvo viena iš geriausių kovų šio turnyro. Ir į kovos pabaigą Abe sugebėjo numesti, padaryti tokį patį veiksmą, kurį jis padarė prieš patenkant į Tokijo olimpinės žaidynės kovoje. Ir užtikrinamas aukso medalį, jisai įrodė savo lyderystę iki sekančio pasaulio čempionato, kur Maruyama dar turėjo šansą ir galimybę patekti į olimpinės žaidynės. Totalus dominavimas. 2023 metai, dar vienas pasaulio čempionatas, o Hifumi Abe vėl finale ir vėl prieš jį Yoshiro Maruyama. Visi supranta, kad pergalė šiame mūšyje reikš bilietą į olimpinės žaidynės. Po įtemptos ir emocijų kupinos kovos Maruyama gauna paskutinį įspėjimą, o Abe triumfuoja, tapdamas 4 kartus pasaulio čempionu. Verta paminėti, jog Hifumi Abe visą kovą nebuvo tas vedantysis, jie kovojo maždaug apylygiai, tačiau Hifumi Abe buvo aštresnis ir gaudamas paskutinį įspėjimą, daugumas nesutiko su teisėjo nuomonė prieš Yoshiro Maruyama. Ir kai jis gavo trečią įspėjimą, Abe jau žinojo, juk jisai patenka į olimpinės žaidynės. Tai buvo labai svarbi kova, kuri įrodė jo totalų dominavimą. Ir aišku, labai gaila, jog Maruyama irgi nepateko, nors jie abudu būtų tikrai verti dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Paryžiaus olimpinės žaidynės. Paryžiuje nieks neabejoja, kad Abe laimės. Visi tik svarstė, kaip greitai jis baigs savo kovas ir kuriam varžovui nepasiseks su burtais. Šioje olimpiadoje Abe pademonstravo savo neįtikėtiną pranašumą prieš visus ir tapo 2-kart olimpiniu čempionu. Jo tikrai žiūrint ir peržiūrint olimpinės žaidynės, tik tai pusfinalėje Denisas Vierų turėjo vieną arba dvi galimybės, tačiau to tikrai neužteko, kad numesti Abe. Ir pakankamai lengvai, visus nugalėjęs maksimaliais įvertinimais, Abe tapo 2-kart olimpiniu čempionu. Neįtikėtini tikslai. Hifumi Abe, kaip ir anksčiau tada Hiro Nomura, įkvėpė daugybę jaunų žmonių. Taip pat Hifumi Abe jaunystėje Nomura buvo vienas iš tų žmonių, kurie įkvėpė jį. Jis norėjo taip pat siekti tokių pat tikslų, laimėti 3 kartus olimpinės žaidynės. Tačiau neseniai duotame interviu Abe atskleidė, kad jo pagrindinis tikslas laimėti 4 olimpinės žaidynės ir pranokti Nomurą. Tad turbūt praktiškai neabejotina, juk Abe gali patekti į savo 3 olimpinės žaidynės, kol kas jisai vis dar yra savo svorio kategorijos ne tik pasaulyje, ne tik Japonijoje, bet ir pasaulyje dominatorius. Tad visi tikrai yra įsitikinę, jog jisai pateks į 3 savo olimpinės žaidynės, tačiau dėl 4 bus labai sunku nuspėti ir mes galim tik tai spėlioti. Apibendrinimas. Šio darbo tikslas buvo supažindinti su 3 sportininkais, galbūt ne visi jie yra patys žinomiausi, tačiau pasirinkau juos atsižvelgdamas į jų istorijas, unikalumą ir aktualumą. Būtent šie sportininkai įkvėpė mane tobulėti ir siekti aukštumų sporte. Taigi, ačiū už dėmesį.